Jos, skirvytė. Vytė tuoj palaukit, ruošiuosi. Pasimt skėtį neštus. Iš kur įsimečiau. Dėjau kunigaikštės svečiai, visi kas prisijungė. Bandysim, žiūrėsim, kažkas suksis stabilizatorius mano per tą. Nelabai netinka čia šitas variantas. Nagi slenkam tave žemyje. Gal ir įdomu. Sveikas, sveiki visi. Eisim pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ilgai aš taip nepanešiausi. Lapinskas čia netoli sėdi. Netoli Lapinskas sėdi ir Rybakovas netoli, tai abudu čia netoli. Ir fanatikai, Gintarį neturim, Makauskaitė sėdi. Sėkmės jau, ačiū. Jo, žodžiu, situacija tokia, Povilas matau, sėdi. Sveiki. Povilas gaudo smulkią žavytę, kaip matau. Sėdi Aslanas. Žodžiu. Pažiūrėsim ilgiau čia pirmai. Ant pačio starto buvo labai daug žiūrovų susirinkę, visi laukė, žiūrėjau, kas bus. Tau, Ruslanai, linkėjimai. Ne, neseniai ką tik pradėjau. Buvau biškį įdomės pasižiūrėti. Kas kaip gaudo. Kas ką gaudo. Tai daugmaž iki B12 jau apie kirinais. Nu dabar čia nuo pradžių pradėsiu reisiu. Štėtų. Kas visi sėdi. Laukia smulkių žavytės. Čia pačioje pradžioje, tai smulkiai tokia. Pati pradžia. Gerai. Viskas, vienas jau.
miške. Kaip eigia atsidarė? Šušara, ne? Davoškių rojus. Jo, čia. Šitoje vietoje, jo. Tai daugiau nieko neturi. Jo. Tai eigis gaudau netoli. Jo. Kaip prognozijas? Bus žuvies? Ne, tai čia tai žinau, bet karšių. Sunkiai. Jo, nelyja dabar nustojo. Nu čia tokiais tarpais. Vakar buvo kaip. Mhm. Pradžia sunkiai. Pati pradžia sunkiai. Šušarus labai daug. Karštis paskui tą toliau prasideda. O toliau. Koks šis sektorius A1. A1 laukiam Megės parūkys, parodys Megį ir eisim toli. Jis parūkė. Biškį liečiasi čia man. Biškį liečiasi. Sveikas, Sara. Jo, čia daug žvėjų, bet kažkas trinasi čia man. Trinasi. Aha. Šiaip. Net laikiau. Su rankom sulaužytum čia nuo treniruočių. Taip, nuo stipraus darbo. Šaunuolis. Sveikas, dėkui, Mariau. Čia pati pradžia sunkia. Visi gaudau smulkiai. O paskui jau ten, kur sėdi. Gal truputį prasideda. Dabar iki galų pažiūrėsim. Lietuvos. Trečias etapas čempionatas, žodžiu. Jo, paskutinis etapas. Ryt paaiškės čempionai. Kol kas pradžia tokia pas visus praktiškai vienoda. Daugmaž visi gaudavo smulkmę. Daugmaž, sakiau, lyg pas kažką karštis yra toliau išėjęs. Ir šiaip karščių prognozės tai liūdnos. Liūdnos labai.
Saulė išlendo tų skaičių, reikėjo gal neim. Sveikas, lakim. Einu dabar iki pat galo ir bus matyti, kur te sėdė. Paskui važiuosim į trečią krantinę pasižiūrėti. Tada. Trečioji nevyksta. Nevyksta trečioji? Tik antra. O tai U lyga irgi šičia sėdė? Jo, visi tik šitą krantinį. O, super tada. Labai gerai. O, sako, trečioji nevyksta niekas. Tai visi čia bus užėmę. Gerai, kad nereikės į trečią važiuoti, bet trečiau ten ryšiau nėra. Nors pasiruošiau dabar. Dabar su dviem telefonais einu. Tai vienas telefonas tiesioginį daro, kitas įrašinėja. Žiūrėsim, kas gaus iš bandymą tokį. 16. Gerai. Gerai. B1. Pritemama. B3. Gerai. Dabar einu, tai greitai pereinu iki galo, paskui statysiu trikojį, kad nereikėtų daug vaikščioti. Pafilmuosim visus po kažkiek laiko. Sėdi Modestas Tvanavičius. Irgi gaudau smulkmę. Čia va sėdi Artūras Lapinskas, kur 34 kilus karčių prigaudė pratęs įgį. Pirmai kalbėjau, tai atsidarė jau, bet smulkiai žuvytė. Dėkui, kas pasekat. B9. Tadas Ignatavičius, žūklį. Tomas. Saulė lenda, pabiškai gerai, galėtų nely. Labai 12. Tiek Augustai turi? 2 sakė. Tau linkėjimai? Žinau, kad nuo Pikerio. Ai, sakė Renatas klausė. Nuo Renatų. Tau sakė irgi linkėjimai. Jasuda kaip sekas, Jasuda treneris. Tai taip ir sekas. Nu, kol kas pradžia tokia sunkoka pas visus. Daug karčių neprognozuojama, bet aš manau, kad išėjęs. Ten nuo viduriuko, nuo šitų vietų kažkur turi po biškį prasidėtas karčias. Ne, jau čia per daug būtų Pikerio, negaliu tokių informacijų.
Žodžiu, gaudavo ant kokių 30 metrų. Šalia sėdi iš dešinės Paulius Korsakas. Paulius Korsakas matau biškį toliausia korčiau išėjęs. Reikia atsidaręs, bet smulkmė kol kas. Kol kas gerai, viskas jame iki galo. Pažiūrėjau, sugrįšim atgal. Pabandysim priartį. Paulius ištraukė smulkę žuvytę. Gerai, einam tauliai, pažiūrėsim. Pereisim, gerai, nereikės niekur važinėti šiandien, tai čia bus liuks. Jo, Mariau, bet dabar, sakau, čia visi praktiškai gaudo. Nors jau čia, kaip ir sakė, nuo tualetų, sako, turėtų prasidėti tie karšiai. Ir čia kažkas jau užėmęs yra karšiai. Rolfas Bitinas gaudo Štincą, pasėmęs pikeriuką artimam taške, traukė smulkę žuvytę. Jau ką moka, tai moka. Su pikeriu gaudyti Rolfas, super. Tomas. Irgi pupūkiukas. Žodžiu, kas ką gaudo, bet čia fishing fanatikų. Ištraukė pupūkiuką. Galėčiau tėvus ten. Kas dobiš, kas... Linas Baranauskas, Linas laukia karšį, garantuotai. Manau. Ir užtirčiau tą. Jo, didelį šėryklą. Ir laukia karšių. Jau turi Linai gal kokį karšį? Ne. Dar ne? Tai plakiuką būtų. Plakiukų, sako, turi. Labas. Smulkė žuvytė, kaip visą laiką ten pačiam priekį, žinai. Ne, dar kol kas ne, pas jūs kažkas turim, atrodo, ne? Aha. Per visą krantą 3 karšiai. Sako, per visą krantą 3 karšiai, nu. Šitą pusę. Viskas, aišku. Bet yra pavieniai tie karšiukai, bet tie karšiukai daug ką sudarys. Įsivaizduokite, jeigu tu gaudai tą šušarą visą laiką ir paskui paukštas karšiukas, kad ir kilogramų kiekis duoda. Dėkui, ar nesveikia visi.
Pikeriukai paruošti. Sakė, nuliai, sakė. Sunku, žodžiu. Dėkui, Roli. Esu pažiūrėt, kažkur turi jaunimas sėdėti. Tai jaunimas ruošiasi irgi pasaulio čempui. Dėkui, Agne. Labas. Dėkui, Ernė. Iškepurė. Aha. Iški lėtesnis traukimas. Kažką turėsim. 10 LT. Nėra Artūrai. Bet kad sakė, ne. Bet sakė trečioji. Šiandien tik lyga. Čia kažkas su vakar šnekėjo, kad sakė, bus jaunimas, šiandien ne. Aišku, Žydrūnas. Jaunimui ir Vydai bus viskas aišku. Jo, Skirvytį. Nu tai štalies neblogai, bet šiaip norėjau pažiūrėti, kaip jaunimas gaudo. Būti įdomu irgi. Jaune, sveikatos daug. Tomas ateina, matau. Vieną pafilmuosiu. Ar pažiūrėti, kai gaudo. Žodžiu, kaip situacija? Yra kačių? Yra, įspūdinga. Tai Girdi, negirdi. girdi visi. Visi viską girdi. Čia 97 dabar žiūri. Vieną pafilmuosiu. Tau linkėjimai. Tai visus aš pafilmuosiu. Dabar einu iki galo greitai. Paskui grįžtu atgal, einu pasiimu trikojų ir visus po biškį filmuosiu, žinai. Voreliai, tai pažiūrėk svorės kokia. Yra ką nešiu visą dieną. Tau linkėjimai nuo Tautės. Nieko gero, Tautė, dar nėra karšių. To sezono nėra karšiukai mažiukai. Galit neplanuoti dar vykti. Bet manau, kad turėtų būti vis tiek kažkas sugaudys tų karšių, kaip ir visą laiką. Yra, bet mažiukai tie karšiukai, bėda po valandą suliepti. Jo. Pagrinds tai po valandos. Jo, pirmi nusigaudė kiek buvo. Bet šį reiklą žiūriu šįmet, daug kas pasidarė maksimalias leistinas jau prisidėjo. Bet tai sveika, labas ir kita. Žodžiu. Šiek tiek bus baisulinės. Nu, atsidarė? Žilvinas. Gerą turit. Bet vis tiek gerai. Tai faktas. Kaip Tai šiandien tai smulkios žuvytės.
smulkių žuvytės. Bet manau šaus. Turi šaut. Matysim, žinai. Bet tai šiandien sakė jaunimo. Ten sėdėk. Juliau, jeigu žiūri, va. Rodyk biškį, kad yra patį filmuoti. Ten sėdė ta pati sistema šitas ir tas puikiakitas irgi tas pats. Žiūrėsim, kaip bus jiems. Visa komanda tą patį daro. Ai, čia vien šalia kitų sėdi. Ne. Tai irgi Tai D zona. Ir o ten. Va, tas pats Jo. tempas. Ir tas Rolfas. Jo, tai visi gaudo. Jo, visa komanda, jai bus įdomu, ką smulkmė supranti ir ką karšis, va. Jo. Jeigu visą dieną atgaudys. Žuklė karščiaukų turi. Nereza pakilus. Viena išsitraukia daleido. Viskas aišku, kažkaip. Ten gaudosi pikirė šiandien visi. Visi einant smulkiau žuvytės. Toks planas matyti buvo. Žinau, kad karščiau. Reikia etapą modis ant smulkmės išėjo. Jo. Jo, bet šiandien modis aš kiek žiūrėjau. Jis negaudo su pikeriu, mačiau, su ultralaitu gal gaudo, žinai. Latvijai atvažiavę. Kur? Nu, žiūrė, nematai prabangavo. Ne. Jo stebė, aš jo pas šaras tikryti, tai te iš paskos jo fotkinos, ką jie tą darė. Nu tai žinai, jie ruošiasi, taigi bus tandemas. Ja. Įsigaudo smulkę žuvytę. Nebus tandemas, o paskui aš nežinau. Bet Latvija irgi pasaulio čempionė turėtų būti, ne? Komanda Latvija yra. Bet aš manau, kad jie greičiausiai tai tandemui ruošiasi, ne? O, kur? Ne, tandemai. Jo. Po Julio buvau šnekėjau su Rolfu. Rolfu, sakau, ne Rolfu, o su Paulium. Tai irgi smulkią žuvytę gaudo. Nu, Lina, ir ką? Ai. Su pikeriu gaudo. Arba dieną. Su pikeriukais daug maž. Pasiruošimą reikia. Pikeriukai į trasą. O kur Kęstas Sakalauskas sėdi, ne? Dam, šiandien nemačiau. Žiūrėk dabar ką. Ukrainietis. 11 meškerių. 11? Jo. Tai tu važiuoju, ką tiek gali daryti. Nežinai, gal sudubliuotos, vienos paruoštos matyt smulkmei, jeigu gaudyt, o kitos ant karščių. Va, tinsos. Irgi tinsos? Ne. A, va, priekį. Ta. Ta patį. Visi gaudo su pikeriukais, va. Iš tinsos klubo. Va, pasiruošimas. Suskaičiuok, kiek viena ant žemės, va. Ai, nu tos gal nepaskaičiuok. 9, ne? 9, jo. 10, 11. Normaliai. Bet va čia šėrykla kokia. Parodysiu šėrimą.
O čia yra kosmosas. Bet irgi matau, ultralaitą pasėmęs, smulkią žuvytę gaudo. Labas Rūta, sveikas, sveiki visi, kas prisijungė. Daug aš jau šiandien labai ant tų smulkių žuvytės išėję. Vyksta pasitarimas, gal nuklausysim, ką nors. O. Visi gaudo smulkiai. Bet čia įdomu, kaip suprasti. Čia pasėdė kažkas. Ne, nu tai va. Galėjo čia su tarbečiais pasirinko čia. 3 metrų su pusė. Ai, supratau. Supratau. Čia ta vieta tai būtų buvus graži. Labai pasirinkimo vieta. Čia tokia vieta nelabai. O čia dviese sėdi. Keistai. Čia sezonus gaudė. Ai, bet... O pagavę turi ką? Nebuvai? Sako, sezonus gaudo ten toliau. Viskas paskutinis. Kraštinis. Nu, keliai yra. Smulkmę gaudo viską. Šiaip karšiai yra kur nors? Yra, bet nu tokios pėvės. Nedidelė pavienė, žodžiu. Tai va ir viskas, ir paskutinis. Paskutinis, o čia sakė, žmonės gaudo sezonus. Va, čia atvažiavę, pasistatė palapinukė. Tai kiek suprantu, tai miškelį turėtų būti laisva, bet jau tai džiunglis kokių miške. Na, bet sakė, sezonų irgi turi pagavę. O tėvukas gaudo. Tai einam, gal paklausim. Labą dieną. Labas. Kaip žvejyba? Gerai. Klausim. Labą dieną. Labas. Kaip žvejyba? Gerai. A galiu aš jūs parodyti tiesiogiai? Kam? Tiesioginį galiu padaryti, parodyti žmonėm. A turit ką pagavę? 2 karpius pagavom. O, 2 karpiai. Sūnus ir aš po vieną. Jo, gražus. Mano 2 sūnaus 3 aplenkė biškį. A, nu sūnus jaunesnis. Nu, grebnės. Jo, Žavis didesnis. viskas aišku. Seniai sėdit? Nu, vakar. O kaip? Tai 2 metnes pagavom Jo, ir 2 raudės. aha, Na, labai kažkas. jo. Irgi ryte 6 valandą pirmas buvo kibimas, paskiau Aha, 7 ir dabar nutilę. Sėdim. viskas aišku gerai, nežino. Dėkui. Tai va, turi po sezoną pagavę, matau ryšys prastėja. Bandysiu viešį telefoną pasitikrinti kažkuo, senų telefonų kažkas netinka laikiklis. Anam telefonui. Jo, tėvam. Ką tau kada palaikysi? Ne, tai aš pasistatysiu, man reikia šitą, reikia žiūrėti iš tų telefonų, kažkas negerai.
Kažkas tai. Knapkais ne vietoj padarytus telefonų, žinai. Negaliu nei taip, jeigu taip įdedu, tai ekraną uždarau, žodžiu. O jeigu skirvytį. Na, tegu būna, pašeisim kažkausias. Tai tėvukas sako, turi apie 2 kg sazaną, o sūnus 3 kg sazaną, tai va prašau. Bet sėdi nuo vakaro. Va, čia geras, žiūrėk. Paminklas pastatytas skirvytį. Žiūrėkit, pastatė paminklą. Matot? Žuvusiems karšiams. Jis sugalvoja, hebra. Gerai, oras biškį šyla, gerai bus. Hebrytė kaip ryšys. Nestriginėjo, aš čia pamajau geltoną rodo. Sveikas žvejų kalendorius. Nu, kol kas sunkiai. Gali būti strigimas dėl to, kad aš matau, kad ryšymą rodo. Geltoną buvau nuėjęs iki galo, iki bokšto ir tam matyti auto ryšių nelabai pagauna. Gali būti einant vieną galą. Turėtų atsiras po biškį. Svarbu, kad tik tai tiek visa laimė, kad jeigu vaivas stringa, bet įrašas visai geras lieka. Bet tiesa, lietaus gavot? Labai mažai rytą per durtų traukimą gal. Aha. Apie 7. Aš atvažiuodamas kada čia. Apie 7 valandą. Da buvo likę kokią 30 kilometrų. Kalį vyruk lietaus, tai valytuvai nespėjau valyti. Obda. Ne, tokius nebuvo. Nu, sakau, bus gražu. Atvažiavęs su šortukais. Tiek, kad pasimuštą neperšlampam. Jo, varžybos. Įma šortus reikia apsimauti. Viskas, ačiū, Pragnam. Aš manyčiau, kad gausi, bet jie nepaklausiau, kiek jie bus, bet jie nuo vakarų, tai ilgai gal nesėdės. Jie po vieną sezoną turi. Jo, Mariau, čia vyksta Lietuvos čempionatų 3 etapas. Paskutinis. Jo, paskutinis. Per šį etapą paaiškės stipriausi. Žvejų tribūną galėjom iš ryto paduoti, o atsivažiuoti namo. Sakai? Na, žinai. O tau tai rūd, sako, reikia stringa. Jeigu stringa, bandysim perkurt laivą tada. Aš matau, kad man geltoną ryšį rūna. Dabar vis tiek pati pradžia, da tik tai. Bandom. Ровно прasta H plus. Einam, jau pagerės. Tai va, perduok Juliui, jeigu daro išvadas kitam savaitgaliui. Aha. Tai žinai, kitas savaitgalis daug kas gali keistis. Ne, tai jis trečiadienį varys treniruotis jau. Aha. Aš
O tai tu? Aš ketvirtadienį. O kodėl? Gamas, biškai reikia padirbti. Spėsi, atidirbai, dabar jau gali treniruotės daryti. Neda. Stringa biškai. Na jo, reikia, iš tikrųjų tai reiktų perkoti per naują. Bandy. Ai, ne, dabar jau raudų žalį, gerai, atsigavom. Ar ne? Na, bandysim, žiūrėsim. Einam, paklausim, kaip ąžuolui sekasi. Kaip ąžuolai?